Sveiki, esu Rokas ir esu advokatas ir esu čia, nes turiu šalutinių advokato darbo pasekmių. Turėjau idėją, o ją padėjo gyvendinti iš tikrųjų Živilė. Jau kokią porą metų iš tikrųjų galvojau, kad norėčiau atsidurti kažkur tai tokioje vietoje, kad pamatyčiau, pajausčiau žmonės, nes mūsų darbas iš tikrųjų yra kitoks. Ir iš tikrųjų pameti žmogų ir pameti pats save ir pradėjau jaust, kad nebeaugu kaip žmogus. Šiandien tu esi savo burbule, kur yra sėkmė, pinigai, sveiki vaikai, sveiki tėvai gyvi, bet va taip ir kita diena tavo gali būti va tokia. Ir iš tikrųjų, ir nesvarbu, ar tu esi teisininkas, ar tu turi tiek pinigų, ar tiek, visi mes galim apsisuka ratas ir atsidurti tokioje pozicijoje. Tai norisi būti, žinot, jaust, išgyvent, duodi čia, aukoji, bet iš tikrųjų tai tu tiek daug gauni. Matai, kad žmonėms yra sunku, bet tokio pozityvumo nepamatysi niekur kitur. Turbūt čia tikrovė, tai tikri žmonės ir stiprybė, turbūt tikrume. Sveiki, tai mes esam Antanas ir Einira Leknas, įmonė Šeštasis pojūtis ir gaminam žvakes. Kvipinam ir gaminam aromatinės žvakes iš sojų vaško su eteriniais aliejais. Turėjom paskaitą, truputėlį pasipasakojom, kas tas yra sojų vaškas, kas yra eteriniai aliejai. Pasižiūrėjom filmukus, kaip saugiai naudoti ir deginti žvakes ir turėjom gerą laiką. Iš pradžių tai širdis drebėjo, bet kažkaip kvapai veikia, energija čia esanti gerumo irgi veikia. Personalas veikia, jo. Tai kažkaip gerai ir jautėmės. Įsiliejai ir viskas taip turi būti, kaip turi būti. Aš palinkėčiau nepamesti to, ką turi. Tai stiprybė, vidinė laimė, vidinis noras gyventi, tikėjimas. Turbūt yra tas dalykas, kuriuo jie yra turtingi ir tai yra pats geriausias dalykas, koks turbūt gali būti. Linkiu nepamesti. Su šypsena eiti per gyvenimą. Šypsena ir šviesa. O šviesa ir šypsena esame mes patys. Tai taip, kad duokim, dalinkimės ir neškim gerumą. Daugiau tokių entuziastų, daugiau tokių žmonių, kurie organizuoja, kūrė, rengia, stengiasi, tai tikrai, man atrodo, visi, kurie čia yra, tai jiem tik lengviau nuo to. Tai aš gal pasakysiu nuo savęs, nes iš tikrųjų labai dažnai žmonės, turėdami kažkokio tai, kad ir didesnio kapitalo ar ne dar kažko, aukoja, daro, bet jie kažkodėl nori būti nežinomi, nematomi. Tai aš manau, kad reikia apie tai kalbėti. Gal tai ir nėra labai smagu ar ne viešintis ar kažkaip, bet visi mes galim daug daugiau. Nepraras kantrybės. Būti stipriems. Būti stipriems, susitelkti ir tą sunkų laiką, kuris tikrai yra sunkus, išgyventi, pragyventi ir toliau vėl. Išbūti. Tiesiog. Šiandien šitą šventę sukūrė šitie žmonės. Viena jau su tašku, kitas irgi turės. Ačiū jums labai. Džiaugiuosi tokią dovaną, kurią turiu šiandien. Tai tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi ir nėra daug tokių dovanų iš tikrųjų ir ačiū visiems.